kai kuriu, tai aš atsidavęs esu. Mano idėja yra ta, kad aš gal net moto galima sakyti. Ką darai, tą ir totaliai atsiduok, ta prasme visiškai. Aš užaugęs su kūryba, tai man neišeis, kad aš vieną dieną paimsiu ir tapsiu bankininku kokiu nors. Ta prasme tiesiog kuriu ir darau tai, bet aš neįvardinu savęs kaip menininkų, kūrėjų, dar kažkokiu ir, ta prasme, nesu tas bohemietis, kuris tenais, visą laiką, čia dar, ką aš žinau, nėra taip, kad davai reikia būtinai sukurti, nes gris gyvenimas ir čia viskas ir tada, nepajau kitų žmonių, aš, ta prasme, gerbiu juos, labai fainai, jie tą gerai, bet aš nesu fanatikas. Toje vietoje, ta prasme, aš tai vadinu fanatizmu, kai tada matai tik tai, bet nieko kito. Aš vadinu save, ta prasme, nesakysiu nieko, nebežinau, ko aš vadinu. Negaliu savęs pavadinti kažkaip, nes tas įvardyjimas iš viso, jisai labai siaurina visą, ką jisai. Žmogus negali būti įvardintas. Dabar aš esu toks, koks dabar esu. Vakar nebuvau toks. Ir ryte nebuvau toks. Ir dabar, atsakydamas į šitą pastarąjį klausimą, irgi nebuvau toks. Dabar esu, koks esu. Eiga, tas, nesu štampas atitinkamų laikotarpių. Niekada, nei vienas nėra štampas, nėra toks, koks jisai yra atitinkamų laikotarpių. Jisai visą laiką kinta, jisai visą laiką kitoks, kiekvienoj situacijai. Aš piešiu atitinkamus ar tai kūnus, ar nesvarbu kažką tai, bet tai yra mano atspindys, aš piešiu save. O kitiem norisi perteikti, kad jos būtų švarios, aiškios ir kad jos būtų apie tą primityvę tiesą. O primityvi tiesa tai tas, kad reikia balanso gyvenime. Ir dualumas, ta prasme, tai lygiai taip pat yra ir harmonija. Tai aš naudoju tos žodžius Ida ir Pingala, tai čia yra du iš sanskrito, jie reiškia vyrišką, moterišką pradą, du pradai. Dviejų tų energijų, dviejų tų pradų susijungimas yra su šumna. Tai tai yra tas aukso vidurėlis, kuris palaiko visą harmoniją, perspektyvą gyvenime, apskritai. Tai mano giliu įsitikinimu, jeigu nori gyventi gerai, tai turi turėti, ta prasme, balansą savyje. Tai yra ir dažnai iliustracijos ir pabrėžiama, žinai. Ir šiaip labai geras šaltinis to, nes labai galima skirtingai išreikšti. Ir kadangi man tai natūraliai iš manęs teka, man tai yra aktuali tema jau seniai. Tai tiesiog, ką aš bedaryčiau, jinai vis tiek ten atsispindi. Tai aš, ta prasme, lyg ir valdau tą, ką aš piešiu, lyg ir nevaldau. Meditacija yra visas gyvenimas. Meditacija yra tas atsidavimas ir totalumas. Tai turi skirtingų lygmenų visą laiką, sąmonės. Per kūrybą tai ateina, ant kiek aš esu atsidavęs tam. Meditacija turėtų būti visas gyvenimas, nuolatinis. Sąmoningas gyvenimas, totaliai sąmoningas, svarbus su atsidavimu gyvenimas. Bet koks atsidavimas. Tai yra tuo metu, kai nesvarbu, sprendi matematinį uždavinį ir tu visiškai tame susikaupęs. Koncentracija, bet koncentracija ne per pastangą, o per atsipalaidavimą. Mes gimę esam su atvira, visiškai atvira sąmonė, bet mes po kiek laiko mes tiesiog kuriam tos kvadratėlius, kuriam taisyklės, kuriam tas sąvokas, kurios riboja. Sąmonės plitimas tai yra to kvadratėlio naikinimas.
tas augimas, tas plėtimasis, tai yra grįžimas į tą begalinį aš, kur nėra ribų, kur suvokiu, kad aš nesu tas ego, tas protas, ta asmenybė. Asmenybė tai iš vis ne aš, asmenybė tai ta kaukė, po kurią aš visą gyvenimą slėpiausi. Tai tas plėtimasis ir yra, tas kevalų, tų lukštų nusiėmimas. Galbūt yra žmogus, kuris yra pasiruošęs ir jam ta iliustracija bus, o geras, blema, čia kitaip yra. Viskas. Originalumas, ko gero, priklauso nuo kiek žmonės gali šio visuomeniai priimti, kiek jie pasiruošę gauti, kiek jie pasiruošę suvokti ir padaryti tai visiškai naujo. Jeigu mes stumėmės į priekį vis, lipam laipteliais į priekį, einam, tai kūrėjas galėtų būti tas vedantysis, kuris parodo, kad va, pasižiūrėk, čia yra kažkas naujo, tai reiškia kažkas dar toliau. Ir lygiai taip pat įeina į tą rėmą, kur kitas žmogus, kuris yra žiūrovas, galėtų, ta prasme, suvokti dar vis tai. Nes jeigu parodytų visišką kosmosą, jisai negalėtų suvokti ir sakytų, tai čia šizavisa. Tai čia toksai gal kaip tempimo pratimai. Jeigu žmogus pasiruošęs išmokti, tai bet kas, ta prasme, tapkė, medis ar šuniukas gali pamokyti. Ateis, viskas. Pasiruošęs ir ateina. Ateina supratimas, ateina pamoka. Klausimas Simui arba kitam kūrėjui, ar galima teigti, kad esate truputėlį nenormalus? Tai atsakymas į klausimą būtų, kad visiškai jo. Nėra normalių žmonių. Ne vieną kartą buvau taip pasijautęs ir ne vieną kartą taip pasijausiu. Iš tikrųjų taip. Crazy visiškai. Aš nežinau, ko blogiausius. Žinau, kas blogai. O klausimas būtų, Jolitai, kurioj tavo technikos vietoj eina išraiška apie tave?